Labadiena, kviečiame stebėti tiesioginę transliaciją iš Santaros klinikų. Šį kartą pokalbis apie endoprotezavimo operacijas. Kalbame su Santaros klinikų ortopedijos traumatologijos centro vadovu, docentu Giedriumi Kvedaru. Labadiena. Labadiena. Sąnariai toks dalykas, kurių pas žmogų yra labai daug. Ir tam, kad suprastume, kas yra sąnarių ligos, prašom paaiškinti pirmiausia sąnarių sandarą ir kodėl ir kas juos pažeidžia. Taip, iš tikrųjų, sąnarių yra labai daug ir tam, kad mes būtumėm judrus, mobilus, kaulai tarpusavį turi būti sujungti ir tos jungtys turi būti judrios. Ir dažniausiai nukenčia tie sąnariai, kurie patys judriausi ir kurie turi didžiausius krūvius. Viena iš tų ligų, kuri tikriausiai sudaro didžiąją dalį vyresnio amžiaus žmonių, yra osteoartrozė, tai sąnario tam tikras dilimas, bet tai toli gražu nėra vien tik tai dilimas. Tai tam tikras visas procesas, kurio metu sudyla kremzlė, išplonėja kremzlė ar atsisluoksniuoja, bet organizmas, taisydamas tą situaciją, kaip tik paleidžia ir gydymo mechanizmą, ir proliferuoja ir kaulinės kremzlinės išaugos kraštuose sąnarių, vyksta randėjimas sąnarinės kapsulės ir susidaro tam tikras sąnario pažeidimas, kuris gali apsunkinti žmogui gyvenimą. Tų ligų sąnarių yra iš tikrųjų be proto daug. Pradėkime nuo paprasčiausių traumų. Galima griūti, patempti minkštuosius audinius, patempti raiščius, galima juos nuplėšti, galima griūvant ir susilaužyti kaulus, galima susilaužyti kaulus per sąnarinius paviršius ir turėti didelių potrauminių dalykų. Tai egzistuoja sisteminės lygos, uždegiminės lygos, kurios pažeidžia daugelį sąnarių, jų yra pačių įvairiausių ir kartais net jų priežastys iš tikrųjų nėra žinomos. Tai tie sąnariai, tai jungtis tarp kaulų ir tam, kad mes galėtumėm judėti, jie užtikrina judesio amplitudę ir ne tik, jie turi ne tik leisti mums sulenkti, ištiesti, bet ir atlaikyti krūvius, išlaikyti pusiausvyrą, leisti ir stovėti, ir gulėti, ir judėti, ir bėgti, ir šokinėti. Jeigu sąnarius pažeidžia liga kažkokia, tai nepuolate juk iš karto siūlyti žmogui endoprotezą, ar ne? Yra galimybių gydyti ir kažkokiais kitais būdais. Tačiau kodėl prireikia ir kada prireikia pakeisti savo sąnarių endoprotezu? Tikriausiai, kad nieko nėra geriau negu tai, ką sugalvojo dievulis ar ką mes paveldėjom iš tėvelio ar mamytės, ir tie sąnariai, kuriuos mes turime, yra patys geriausi, jeigu jie funkcionuoja gerai. Tik tai prasideda bėdos tada, kai jie prasideda lygos. Ir viena iš tų dažniausių lygų tai yra sąnario artrozė, artritas tam tikroje literatūroje yra vadinamas, kai pažeidžiamos sąnarinės kremzlės ir jos pamažu dyla ir galų gale gali pasiekti ir tokį laipsnį, kad kaulas į kaulą pradeda trintis ir atsiranda ir kauliniai defektai. Tokiais atvejais, tos priemonės, konservatyvios priemonės nėra efektyvios ir tada gali tekti kalbėti apie operacinį gydymą. Bet tai yra tik tai paskutinio pasirinkimo gydymas, kaip jūs teisingai minėjote. Tikrai žmonės pradeda jausti skausmus gana anksti, jie būna neintensyvūs ir kai tie pakitimai nėra dideli, pagrindinis gydymas iš tiesų yra konservatyvus gydymas. Tai visų pirma, turime sumažinti svorį, jeigu turime viršsvorį, turime mankštinti, išlaikyti judesio amplitudę. Kas ir įdomu sąnariuose, kad sąnariniai paviršiai yra padengti kremzlėmis. Tos kremzlės, jos neturi kraujotakos ir jos maitinamos tiek, kiek prisitvirtinę iš kaulo gauna tų maitinamų medžiagų ir tiek, kiek tas sąnarinis skystis cirkuliuoja po sąnarį ir kiek jis ten išnešioja tas visas statybinės ir maistinės medžiagas. Tai mankšta, judesys iš tikrųjų yra vienas iš geriausių vaistų visiems ligoniams, kurie turi tam tikrų problemų su sąnariais ir tai padeda išsaugoti sąnarį funkcionuojantį kiek įmanoma ilgiau. Aišku, progresuojant ligai, progresuojant pažeidimam, dažniausiai tų mankštų nebeužtenka, reikia papildomai ir vaistų tam, kad nuskausminti, ir jau tada reabilitacinės priemonės yra ypatingai svarbios, palaikant to sąnario funkciją, išsaugant žmogaus mobilumą, išsaugant žmogaus galimybę gyventi kasdienį gyvenimą. Ir jau kai šitos visos priemonės yra išeikvojamos, o sąnarys yra
kapitaliai sugedęs, tada jau kalbam apie chirurgiją. Tų chirurgijų irgi taip pat yra įvairių, ne vien tik tai sąnarių endoprotezavimas. Taip, paminėjote vieną iš tokių būtinų sąnario sveikatai dalykų, tai yra judesi, bet kai būna dažniausiai skauda, tai nejudu. Kodėl nejudu? Nes skauda, taip? Nu taip, čia tas Mažasis princas, tikriausiai cituojant jo visas problemas. Tai tikrai judesys sąnariui yra ypatingai svarbus, bet ne visada mes jį galim atlikti. Jeigu mes susilaužėm, jeigu mes nusiplėšėm raištį, jeigu ten kažkur kažkas yra traumuota, dažniausiai reikia ramybės, kad tas procesas kažkiek tai nurimtų. Taip ir su tom visom lėtinėm lygomis, jos dažniausiai eina banguojančiai. Tai pablogėja, tai pagerėja, tik tai tie pablogėjimai dažnėja, ilgėja ir sunkėja, pagerėjimai retėja ir trumpėja. Tai tų pablogėjimo metu tas krūvis tikrai turi būti smarkiai modifikuotas, sumažintas. Pagerėjimo metu turi žmogus sugrįžti kasdienį krūvį, bet dažniausia klaida, kurią žmonės daro, jie sumaišo du dalykus. Mankšta ir sportas tai nėra tas pats. Mankštintis sveika, sportuoti irgi sveika, bet tam turi būti tam tikri apribojimai, ypač tiem žmonėm, kurie turi ligų susijusių su sąnariais. Šiandien pokalbėje daugiau dėmesio skirsime kelių ir klubo sąnariui. Kodėl? Juk sąnarių, kaip jau sakėte, yra labai daug žmoguje. Šios dienos tema buvo daugiau kalbėti apie sąnario endoprotezavimą ir kelio ir klubo sąnario endoprotezavimas, statistiškai sudaro kažkur tai apie 90% visų sąnarių endoprotezavimų. Tai labiausiai išpopuliarinta operacija klubo ir kelio sąnario ir matyti vien dėl to, kad efektyviausia šituose sąnariuose yra tokie populiariai, bet tikrai galima protezuoti esant tam tikrom indikacijom ir visus kitus sąnarius, tiek peties, tiek alkūnės, tiek riešo, plaštakos, čiurnos, pėdos kaulus. Jie visi turi implantus ir tam tikrom situacijom tie sąnariai endoprotezuojami. Tačiau liūto dalį, absoliučią didžiąją dalį visame pasaulyje sudaro kelio ir klubo sąnario endoprotezavimo operacijos. Tai kada reikia kreiptis į gydytojus, jūsų specialybės gydytojus, kada reikia jau galvoti apie sąnario tiek kelio, tiek klubo endoprotezavimą? Kas, žmogui tikriausiai labiausiai suprantamas dalykas yra skausmas. Tai apibūdinkit tą situaciją, kada žmogus jau tikrai neišvengs šitos operacijos. Paprasto recepto šitam tikriausiai atsakyti nėra. Aš gal nupieščiau, kaip atrodo tas dažniausias ligonis, kuris turi su sąnariais problemų. Tai žmogus jau antroje gyvenimo pusėje, antrame 50-metį dažniausiai, tai kaip taisyklė, jeigu jis ten dirbo sunkiau, jeigu jis ten turėjo viršsvorio, tas rizikos, kad sąnarių sudilimas bus dažnesnis, vėlgi taip pat šiai dažniau įtakoja sąnarių ligas ir moteriška lytis, artrozė, visi tie dilimo, degeneraciniai dalykai yra dažnesni, dažniau pasitaiko moterim negu vyram, to paaiškinimo didelio nėra. Galbūt galima būtų pagrįsti tai, kad moterų ir amžius yra šiek tiek vidutinis gyvenimo trukmė yra šiek tiek ilgesnė, galbūt tai susijęs su tam tikrais ir hormoniniais pakitimais, bet tikrai toli gražu ne visais atvejais ten didesnis svoris ar sunkus fizinis darbas ar sunkus fizinis sportas lemia sąnario sudilimą. Ir kada žmogui kreiptis reikėtų į gydytoją, kaip taisyklė, nėra tokios termino, pagal ką žmogus turėtų jau bėgti pas gydytoją. Pajutęs pirmus skausmus, iš tikrųjų reikėtų atkreipti dėmesį, ar nepersistengiau su krūviais. Jeigu aš nueisiu į sporto salę, pasimsiu sunkią štangą ir ją pakilnosiu, man tikrai kitą dieną skaudės rankas, jeigu aš šitai nekreipsiu dėmesio ir toliau tą sunkią štangą kilnosiu, tai aš galiu turėti labai didelių skausmų, tame tarpe ir sąnarių. Tai jeigu mes turime aiškią priežastį, kad dėl kažkokio fizinio krūvio man pradėjo skaudėti sąnarius ar tas fizinis krūvis toli gražu nėra kasdienis, tai tikriausiai nėra pati baisiausia problema, su kuria iš karto reikėtų bėgti pas gydytojus, galbūt pakeitus savo fizinį aktyvumą galima susitvarkyti su tais skausmais, o labiausiai svarbu, kad pasiruošti tam didesniam fiziniam krūviui. Bet jeigu jau kasdienė veikla, kasdienis judesys sukelia tokius skausmus, kad mes sunkiai judame, kad mums reikia nuo skausmo vaistų ir kad mes negalime atlikti kasdienių veiklų, tai tikrai jau yra požymis, kad taip nėra gerai ir
kalbėti su gydytojais ir kalbėti, kas tai yra, reikėtų. Toli gražu, pirmas pasiūlymas nebus operuoti, visos priemonės turėtų būti pritaikomos prieš tai, kai kalbam apie radikalias gydymo metodus, turėjome operacinį gydymą. Na, reikėtų pacientams ir klausytojams paaiškinti, kaip vyksta endoprotezavimo operacijos. Suprastume, visiškai prašom. Iš tikrųjų, endoprotezavimo, tai kad mes įdedam kažkokį tai dirbtinį sąnarį įdedame vietoje to, kuris jau yra sugedęs. Kad tai nėra, kad mes tik tai pašaliname kremzles ir jas pakeičiame naujomis šiai dienai su visu mokslo progresu, dėja atstatyti to sąnario daugelio pažeidimų mes negalime. Kremzlės pakeitimai šiai dienai nei vaistais, nei tabletėm, nei kažkokiam tai injekcijom neatstatomi iki to lygio, kuris buvo iki ligos. Ir kai jau yra pilnai sugriuvęs sąnarys, mes turim pakeisti, bet keičiame ne tik tai sąnarinės kremzlės, bet dar turime ir paruošti vietą, pritvirtinti tiem dirbtiniam sąnariniam paviršiam. Tai jeigu tai kelio sąnarys, tai kažkiek tai pašalinama ir to kaulo, kuris yra po kremzle, kad mes jį galėtumėm tą implantą pritvirtinti prie to sąnarinio paviršio. Tai jeigu blauzdos kelio sąnarys, jis turi ir šlauninę dalį, kuri tvirtinasi prie šlaunikaulio, ir blauzdikaulio dalį, kuri tvirtinasi prie blauzdikaulio, turi sąnarinius paviršius ir kartais reikia pakeisti net ir girnelės sąnarinius paviršius. Ir šiaip tai nėra tokia operacija, kad mes pakeitėm tik sąnarinius paviršius, nes ir pačios tos lygos, jeigu kalbėti apie pačią artrozę, tai nėra tik kremzlės liga, tai yra įtraukiamas visas sąnarys ir visos sąnario struktūros. Pagrindinis taip pakeitimas yra kremzlės sudilimas ir jos dingimas, bet taip pat yra ir kaulo modeliacija po kremzle, jis surandėja, jame atsiranda įvairios cistos, gali būti tos cistos labai didelės, jeigu jos labai būna didelės, tai gali apsunkinti ir pačios operacijos apimtį. Tame tarpe įtraukiama ir gali atsirasti ir kaulo deformacijos. Jeigu tos ligos ilgai negydyti ar labai jau užleisti, matome, kad tos kojos pradeda krypti, tada turime ir kaulinius defektus, tada gali tekti ir didesnės apimties operaciją daryti. Ir dar kas svarbu, kad ta liga įtraukia ir sąnarinę kapsulę, kad ta kapsulė surandėja, bet mes minkštuosius audinius dažniausiai turime palikti tiek, kiek jų įmanoma palikti, nes sąnario funkcijai, sąnario stabilumui minkštieji audiniai yra ypač svarbus, todėl jų pašalinti ar kažkaip pakeisti mes dažniausiai negalime. Todėl ne visada išeina pasiekti tokį rezultatą, kad žmogus po operacijos atsistotų ir nubėgtų pasišokinėdamas ir sakytų, kad aš užmiršau, kad turiu sąnarį. Kad tai liga ne tik tai kremzlės, ne tik tai kaulo, kuris yra ties kremzlė, bet ir visų raiščių, kapsulių, sausgyslių, raumenų. Ir tai turi tam tikrų pasiekmių dažniausiai sveikimo metu. Klubo sąnario endoprotezavimas, kaip taisyklė, reikia pakeisti gūždabę, įdėti duobutę į dubens kaulus, į šlaunikaulį reikia įstatyti stiebą, kuris turėtų apvalę galvą arba ta apvali galva įsistatytų į tą duobutę. Ir pats klubo sąnarys gerokai paprastesnis, jo judesys vyksta apie vieną rutulį, tai visi trys judesiai ir lenkimas, ir tiesimas, ir atitraukimas, ir pritraukimas, ir rotacijos vyksta praktiškai per vieną tašką, per vieną centrą. Kelio sąnarys iš tikrųjų taip jau sudėtingai sugalvotas, kad dar žmonija jo kokybiškos kopijos nėra pagaminusi ir dar yra kur tobulėti. Tai kelio sąnarys yra sudėtingiausias pas žmogų? Sutinku, kad jis yra didžiausias, bet ar jis sudėtingiausias, visi jie turi savo subtilybę ir savo ypatumų ir kiekvieną sąnarį reikia statyti gerai ir tiksliai, galbūt tų iššūkių kelio sąnarį atstatinėjant yra tikrai nemažai. Tai kokios rizikos ir galimos komplikacijos čia dabar reikėtų apžvelgti? Kad reabilitacija reikalinga, tai tikriausiai taip, tačiau kas yra laikoma komplikacija sąnario endoprotezavimo operacijų? Tai labai svarbus pokalbis su pacientu, kuris turi būti jau net ir praktiškai pirmo susitikimo metu, jeigu mes pradedam kalbėti apie patį gydymą ir apie pačią chirurginio gydymo pasirinkimą.
Ypač tai svarbu, kalbant su labai jaunais pacientais. Tai ačiū Dievui, jų nėra tokia didelė dalis tų jaunų pacientų, nors mes stebim pacientų jaunėjimą, galbūt tai susijęs su to, kad žmonės mažiau tolerantiški skausmui, mažiau nori būti laisvesni, nori gyventi pilnavertį gyvenimą ir bet koks jiems skausmas ar apribojimas, jų galimybės judėti yra labai didelis iššūkis. Tai daug labai kalbam ir su jaunais, ir su vyresniais, bet daug daugiau stengiamės atkalbėti jaunus žmonės vien dėl to, kad tai nėra amžina detalė. Jeigu tai yra sąnariukas, kurį mes turime nuo gimimo ir jis keičiasi su amžiumi, tie pakitimai, radiologiniai pakitimai nustatomi net 70-80% žmonių virš 65 metų, kad tie sąnario dilimo požymiai jau yra. Galbūt juos kažkuria prasme galime įvardinti kaip fiziologinius pokyčius, nes keičiasi pas mus oda, keičiasi plaukai, taip keičiasi ir patys sąnariai. Ir jeigu tas sąnarys nesukelia jokios klinikos, mes prie tokių sąnarių apskritai nekimbamėm ir liepiam žmonėms džiaugtis tuo, ką jie turi, jeigu jiem neskauda. Taip, iš tikrųjų dalis žmonių ateina be jokio skausmo, kažkur darė kažkokią nuotrauką, pamatė kažkokius tai pakitimus ir dabar gydykite mane. Tai to gydyti tikrai nereikia, jaunystės eleksyro mes neturime, bet jeigu jau tie pakitimai yra susiję su radiologiniai pakitimai, susiję su skausmais, susiję su skausmingais judesiais ir apribotai tai galimybę vaikščioti ir mes nustatom, kad to priežastis būtent tie sąnario pakitimai, tada kažkuriame etape kalbame apie operaciją ir kalbant apie operaciją. Visų pirma, tai yra didelės apimties chirurginė procedūra. Tai kaip ir visom chirurginiam procedūram, taip ir šitai. Visa tai, kas susijęs su ligonio paruošimu, su ligonio nejautra, su anestezija, yra bendra. Dauguma tų pacientų yra vyresnio amžiaus žmonės. Jie turi lydinčių ligų, vieni daugiau, kiti mažiau ir kuo daugiau tų lydinčių ligų, tuo tos operacijos rizikos yra didesnės. Nėra ribų, amžiaus ribų, kada galima operuoti, kada negalima, daugiau žiūrim į kokia paciento bendra būklė ir kokia jam yra rizika tos mūsų didelės operacijos. Tai visa tai yra tiek pat, kiek ir visom kitom didelės apimties operacijom. Iš tikrųjų, ypač kalbant apie sąnario sudilimą, tai sunki liga, bjauri liga, varginanti liga, sukelianti daug skausmo, labai smarkiai apribojanti pacientą ir tikrai kelianti daug rūpesčių, bet tai dažniausiai nesusiję su pavojumi gyvybei, o pati operacija gali būti pavojinga ir pačiam ligoniui, ypač dėl jo visų lydinčių ligų. Tipiškai mes kalbame apie tas mechaninės komplikacijos, kurios gali vykti pačios operacijos metu. Visų pirma, tai mes turime pasiekti sąnarį, aplinkui yra įvairios struktūros ir nervai, ir kraujagyslės, ir jie yra netoli. Aišku, jų pažeidimai vyksta ypatingai retai, bet jų nėra nei vienos ligoninės, nei vieno gydytojo, kuris galėtų garantuoti 100%, kad to neatsitiks. Kitas dalykas, mes turime pritvirtinti tas dirbtinės detalės prie kaulo. Tų tvirtinimo metodų yra įvairių. Vienus mes pricementuojam, kitus turime įkalti, kaldami turime pritvirtinti taip, kad jis laikytųsi ir gana stipriai įkalti. Kiekvieno žmogaus kaulas yra skirtingo tvirtumo ir rizika sulaužyti kaulą yra pakankamai nemaža. Literatūros duomenimis net ir iki kelių procentų ir net ir didesnius procentus mini operacijos metu, kad mes galime turėti operacijos metu lūžimą. Taip pat operacijos metu turime susiūt žaizdą, žaizda turi užgyti, neturi būti infekcijos, kas irgi tam tikras iššūkis ir didelė komplikacija patiems ligoniams, nes išgydyti infekciją iš sąnarių yra be proto sudėtinga, tai yra lėtai, kaulas yra toksai lėtai persitvarkantis ir atsistatantis audinys, kuris infekcijai pakankamai gera terpė. Taip pat, ką reikėtų kalbėti, tam tikros komplikacijos būdingos specifiškai patiems sąnariams. Tai vienas iš dažniausių problemų, kad lieka tam tikri skausmai, gali likti judesiai riboti, galima nestatyti pilnos judesio amplitudės. Tai labiau susiję su būklė iki operacijos. Jeigu ta situacija būna užleista, ypač kelio sąnaryje, tai labai puikaus rezultato tikrai tikėtis nereikia. Kiti dalykai specifiški klubo sąnariui, kadangi ten tas ratuliukas nėra labai didelis, kuris mes įdedame, jis gali paimti ir išnirti, iššokti iš savo vietos. Ir jeigu vieną, antrą, trečią kartą išnyra, gali tekti imti ir peroperuoti ligonį. Kad
pacientas po operacijos gali griūti, gali susilaužyti, taip pat ir sveika kaulą gali lūžti ties pat mūsų implantų. Gydymas galbūt smarkiai nesiskiria, bet sugydymas, chirurginė technika ir galimybės tvirtai sufiksuoti ganėtinai smarkiai pasikeičia. Tai tiek lūžimai, tiek operacijos metu, tiek po operacijos griūvant ligoniui gali atsitikti. Taip pat esate girdėję, kaip ir prie viso to COVID, kai žmonės labiausiai bijo ne COVID, o trombų susidarimo. Taip, tai ortopedinės operacijos, sąnarių endoprotezavimo operacijos yra priskiriamos prie tų operacijų, kurios yra didelės rizikos, kad gali sukelti trombo susidarimą, jie gali nukeliauti į plaučius, gali užkišti plaučių arterijas ir tai gali būti žmogaus mirties priežastis. Aišku, visos priemonės taikomos šią dieną ir skystinantys vaistai, ir ankstyvi mobilizacijos žmogaus, ir paruošimas operacijai iš tikrųjų sumažina tą riziką, bet rizikos niekada nebūna nulis. Ir viena iš tų dalykų, apie ką mes turime kalbėti, kad tai yra mechaninė detalė, kuri netarnaus amžinai. Jeigu mes išoperuojam, tarkim, 78 metų žmogų, tai tikimybė, kad to sąnario užteks visam gyvenimui yra labai didelė, bet statistiškai, jeigu kalbėtume apie 55 metų žmogų, tai implantavus dirbtinį sąnarį, tikimybė, kad jam reikės revizinės operacijos yra 33%. Kas trečią žmogų mes dėl vienokios ar kitokios priežasties turime peroperuoti. Ir viena iš tų dažniausių priežasčių yra sąnario sudalimas. Kuo jaunesnį išoperuosim žmogų, tuo didesnė tikimybė, kad jam sudils, nes jis jaunas, aktyvus, daug judesių padarys ir ilgai gyvens ir tas implantas netarnaus amžinai. Kiekviena kita operacija yra gerokai sudėtingesnė ir jos rizika didesnė ir rezultato komplikacijų rizikos didesnės ir tarnavimo laikas vėlgi būna dažniausiai trumpesnis. Taip kaip vaistai turi galiojimo laiką, taip ir endoprotezai turi galiojimo laiką, taip galima pavadinti. Taip, dažnai žmonės klausia, kokia garantija. Dėja, medicinoje garantija yra tik tai viena, aš juokauju nelabai gražiai, gal ar ne vieta juokauti, kad 100% medicinoje vyks tik vienas faktas, kad mes visi mirsim. Visi kiti faktai yra paremti statistika ir ta statistika yra palanki sąnarių tarnavimo laikui, kad 10 metų tarnavo 90-95%, kartais ir daugiau implantų. 10 metų, bet jeigu žmogui reikia 20-30, iš tikrųjų tos rizikos yra gerokai didesnės, bet kita vertus, jeigu ten žmogus nugrius kitą dieną po operacijos, gali jam reikėti tos operacijos ir tuoj pat, tai čia nebūtinai ištarnaus ilgai. Dabar dar toks klausimas, kaip dažnai tenka operuoti vienas pacientas ir keli endoprotezai jame? Tarkim, nežinau, ar abu klubai, ar klubas ir kelis, ar abu keliai. Jeigu kalbėti apie tą dažniausią mūsų priežastį, tai artrozė jin būdinga, kad jin pažeidžia vieną ar kelis didžiuosius sąnarius. Tai tokių žmonių, kurie turi po kelis sąnarius, tikrai yra nemažai. Negaliu atsakyti, ar jų daugiau negu turinčių po vieną sąnarį, nes tų priežasčių, dėl ko mes operuojam, yra įvairių daug, bet tikrai kaip taisyklė procesas įtraukia abi pusės, tik dažniausiai įtraukia ne tame pačiame sunkume. Viena būna labiau pažeista, kita mažiau. Ir žmogus, kai išoperuojam žmogų, kai praeina tas skausmas vienam sąnary, tas didelis skausmas sumažėja ir tada žmogus dažnai pastebi ir mažesnius skausmus. Čia kaip saulė danguje, kai saulė šviečia, mes nematom žvaigždžių, tai taip ir su tuo didžiuoju skausmu. Žmogus ateina, man skauda klubo sąnarį, dešinį klubo sąnarį. Išoperuojam, praėjo skausmas. Ir tada pradeda jausti, kad jis turi ir mažesnių skausmų. Jis sako, aš ir čia dar, man ir čia negerai. Ir tada tokie žmonės tikrai dažni, kurie sugrįžta dėl vieno ar kito, taip pat gali sugrįžti ir po klubo ir kelio gali ir sugrįžti klubo. Tai tokių sąnarių žmonių, kurie turi ne po vieną implantą, tikrai yra didelė dalis. Tai galima būtų apibendrinti taip, kad jeigu endoprotezavimo operacija reikalinga dėl sąnarių ligų, tai tuomet apima ir tuos, ir kitą kelį, tarkim, ar net kitą klubą. Bet jeigu, tarkim, vyksta trauma, tai tą sąnarį pakeitė ir ramu. Taip, trauma dažniausiai susijusi su viena vieta pažeista, tik tai reikia turėti omeny, kad tos traumos, ypač ties klubo sąnarijos, dažnos vyresnio amžiaus žmonėm, kurie turi blogą kaulo kokybę ir osteoporozę ir jos negydo, ir čia yra osteoporozės komplikacija. Tai tokiem žmonėm tikimybė, kad turės kito klubo lūžimą, yra pakankamai didelė, todėl jie turėtų būti ištirti, nustatyta kaulo kokybė ir
esant būtinybėje pritaikytas gydymas tam, kad pagerinti kaulo kokybę ir sumažinti, kad kito kritimo metu žmogus vėl susilaužys kaulą. Tai čia tam tikrų priemonių tam yra. Pradėjau klausimą apie reabilitaciją ir tiesiog užbaigim tą. Ne jums. Čia klausimas, aišku, turėtų būti reabilitologams, tačiau ši reabilitacijos programa po sąnarių endoprotezavimo yra reikalinga. Taip? Kad žmogus išmoktų, kaip su tuo sąnariu naujoju eiti ir kaip su juo elgtis. Iš tiesų, tai nėra taip, kad mes pakeitėm mašinai detalį ir nuvažiuoja toliau. Tai tikrai didelės apimties operacija, mes traumuojam ir minkštuosius audinius ir sukeliam nemažai skausmo žmogui, kurį kontroliuojam nuskausminančiais vaistais, bet tas atsistojimas ant kojų iš tikrųjų yra procesas ir jis turi būti pradedamas kiek įmanoma anksčiau ir kiek įmanoma profesionaliau. Tai tas reabilitacinis gydymas vienas iš kertinių akmenų tam, kad žmogus kuo greičiau ir kuo teisingiau pasveiktų. Tai pasveikimas taip ypatingai priklauso nuo pačio paciento būklės. Jeigu tai yra jaunas žmogus, jeigu jis ten jaunas, aktyvus, darbštus žmogus ir jo vienintelė problema, kad vienas sąnarys dėl vienokios ar kitokios priežastys buvo pakeistas, dažniausiai jis atsistoja gana greitai ir be didesnių problemų. Bet jeigu ateina žmogus, kuris jau eilę metų vaikšto su 2 ramentais, kad jam išeiti iš namų jau praktiškai nebeišeina, tai ir tas reabilitacinis periodas tikrai nebus nei diena, nei savaitė, nei 2. Atsistatymas, pilnas žmogaus atsistatymas kartais užtrunka ir pusę metų ir daugiau. Jeigu žmogus yra gana smarkiai nukentėjęs nuo tos ligos ir yra mažai judrus daugelį ilgą laiką. Standartiškai žmonėm, kurie klausia, kiek aš būsiu nedarbingas, sakome, galbūt kelias savaitės, galbūt iki 3 mėnesių, jeigu viskas klostysis gerai, bet planuoti reikėtų 2-3 mėnesius, jeigu jūs galėsite anksčiau sugrįžti į darbą, tai tikrai darbdavys apsidžiaugs, negu sakysim, kad čia viskas tvarkoja, po savaitės jis jau ateis ir bus sveikas ir lakstys, o jam nesiseks. Tai ne visada visi 100% būna patenkinti. Statistika su kelio sąnariais yra tokia, kad pas pačius geriausius daktarus laimingų pacientų po operacijos yra apie 90%. 10% pas pačius geriausius daktarus turi didesnių ar mažesnių nusiskundimų, kai kurie iš tikrųjų didelių bėdų. Na ir pabaigoje norėtųsi jūsų paklausti apie progresą, apie technologijų ateimą į šią sritį. Mokslas vystosi, medicinos mokslas tiesiog labai sparčiais žingsniais. Ar jis ir jūsų šitoj pasakomoje srityje vystosi? Gal galima kažkokių, ką esate girdėjęs, gal kažkokiuose pažengusiuose labiau negu Lietuva šalyse, kaip ten tie endoprotezai, gal kitokių metodų statomi, ar ten kas nors kitaip sukuriama? Tai čia galime tik pasidžiaugti, kad Lietuva iš tikrųjų rodo labai gerus rezultatus ir aukštai kategoruojama savo chirurginiai technikoje ir chirurginėje apimtyje gydant sąnarių ligas. Ir tikrai galbūt beveik nėra nieko tokio, ko nėra pasaulyje. Galbūt yra tam tikrų dalykų, bet jie ne visada yra tai, ko labiausiai trūksta, kad žmonės būtų mūsų laimingi. Kažkas yra grubiai padalinęs, kaip ten tos naujovės ateina į rinką, ypač prie sąnarių endoprotezavimo, kad 1/3 tų naujovių nieko nepakeičia, nepagerina, 1/3 pagerina ir 1/3 gali net ir pabloginti. Tai tos naujovės ne visada yra tai, kas išgelbės pasaulį. Labiausiai, aišku, mes laukiame to stebuklingo gralio ir stebuklingo vaisto, kuris užkirstų šiai lygai progresavimo galimybę, ar bent jau pristabdytų tą lygą, ar sustabdytų. Deja, šiai dienai pažengus šitai lygai nei vaisto, nei tabletės nėra. Tai šitoje srityje tikrai galima tikėtis kažkokio proveržio, kol kas pranešimų būna įvairių, bet dar kol neapsivertė pasaulis aukštyn kojom, nors mes to labai linkėtumėm ir norėtumėm. Dėl to tiem žmonėm, kurie jau sudylė ir kuriem jau sąnariai yra blogi, technologijos taip, jos progresuoja. Pirmosios operacijos pradėtos dar 19 amžiaus pabaigoje, bet jos didžiąja apimtim buvo labai nelabai sėkmingos. Ta šiuolaikinės endoprotezavimo era prasidėjo tikriausiai nuo 1960 metų, kai buvo
įdiegtas gal prototipas tų visų implantų, kuriuo mes turime. Ir šiai dienai, kažkiek tai metų tie išlikimo rezultatai po truputį didėja, bet tas gerėjimas tų išlikimo rezultatų, jeigu aš jau minėjau, 10 metų išlikimo rezultatai ten 90-95%, galbūt per 10 metais pagerėja kokiu 1%. Ir kuo arčiau artėsime prie 100, tas gerėjimo procentas mažės. Ir kaip nustatyti, kad tas implantas yra toks pats geriausias pasaulyje. Tai turime implantuotų implantų ne 10, o geriau kelis šimtus ar kelis tūkstančius, juos stebėti 5, 10, 20, 30 metų ir tik tada galėsim galutinai atsakyti, kad šitas implantas pasiteisino, jis tikrai yra geresnis už visus kitus. Tai taip to proveržio stebuklo artimiausiais metais mes nesitikime, viskas vyksta stabiliai, gerėjančiai, bet tikrai ne 7-myliais žingsniais ir kad palauksime metus ir mes gyvensime visai kitaip, taip tikrai nebus. Nors tos mūsų technologijos, iš tikrųjų jos yra svarbios, atsiranda kitų galimybių, bet kol kas šiai dienai pats implantas, jų yra daug, jų yra įvairių, jie yra kokybiškų ir didelė dalis nuo jo priklauso, bet priklauso taip pat ir nuo pačio paciento ir nuo chirurgo ir jo klaidos tikimybės. Technologijos, kurios šiai dienai labai progresuoja į ateitį, tai yra visas robotų darbas medicinoje, daugelis sričių jis yra išbandomas, nepaslaptis yra ir ortopedija, traumatologija ir sąnarių endoprotezavimai. Manau, kad tai yra perspektyvis sritis, bet šiai dienai vėlgi taip pat neapvertė pasaulio ir tikrai geras patyręs chirurgas daro tą patį, gal net ir daugiau, nes tai nėra ne tik sąnariniai paviršiai, kaip ir sakiau anksčiau, bet ir minkštieji audiniai, ypač kelio sąnariai, išbalansuoti visus raiščius. Kol kas robotas, kompiuteris ir visa kita ne visai gali, o patyręs chirurgas gali padaryti tikrai didžiulius stebuklus. Taip, ačiū Jums už paaiškinimus. Klausytojams priminsiu, kad šiandien kalbėjome apie endoprotezavimo operacijas. Pokalbėje dalyvavo Santaros klinikų ortopedijos traumatologijos centro vadovas, docentas Giedrius Kvederas. Ačiū Jums ir viso geriausio. Ačiū, viso geriausio.